Garbė Jėzui Kristui. Sveikiname visus susirinkusius į Advento renginį. Gerumo keliu pas Jėzų. Šiek tiek stabtelėkime ir nuo jį pažvelkime. Ką mums reiškia Adventas? Kokia jo reikšmė ir prasmė kiekvieno mūsų gyvenime? Advento vainikas savo apskritą formą primena žiedą. Apskritimas, žiedas simbolizuoja susijungimą, vienybę, tobulumą. Jo žaluma simbolizuoja viltį. Kaip Marija laukia Jėzaus, taip ir mes pabūkime laukime. Gerais darbais pasipuošę, sutikime šventų Kalėdų šventę. Su mumis didžiai gerbiamas svečias. Jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Darius Trijonis. Labas vakaras, miela bendruomenė. Visada gera matyti namuose tiek daug savų širdžių. Tikrai, mes daug kartų renkamės su vaikais. Ir minim, ir laukiam, ir Advento žvakelę degam visi kartu, ir meldžiamės būna, kai reikia. Tačiau daug maloniau matyti pilnas šeimas, kada šalia vaikučių yra ir mama, ir tėtis, ir netgi močiutė, ir senelis, manau. Iš tiesų, gera mokykla, kartoju ir kartosios, yra ta, kurioje žmonės yra geri. Ir nepaisant to, kad ir kaip mus džiugina geri mokinių pasiekimai, dar geriau, dar labiau mus džiugina geri poelgiai. Tai iš tiesų, apkabinkime savo vaikus, prispauskim stipriai, stipriai ir laukim stebuklo. Jis yra visai čia pat, nereikia niekur ieškoti. Būkim dėkingi už tai, kad turim. Kiekvienas šalia savęs turit mažą stebuklą. Stipriai suspauskit jo ranką. Tai kviečiu ganytoją, būtent mūsų gerbiamą vyskupą Trijonį. Garbė Jėzui Kristui, dar kartą. Ačiū labai, kad taip gražiai mokat atsakyti. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, galėdamas būti kartu su jumis šioje vakaronėje. Esu dėkingas gerbiamai direktoriai, mokytojams ir jums visiems už pakvietimą. Ir smagu, kad galime kartu laukti artėjančių Kalėdų švenčių, Kristaus gimimo šventės. Ir kas svarbiausia mūsų gyvenime, kaip minėjo ir direktorė, ir mokytojai kalba apie tai, gerumas mūsų širdise, mūsų šeimose, mūsų namuose ir toje aplinkoje, kur mes gyvename. Iš tikrųjų noriu padėkoti šiandien ypatingai mėly vaikai, mėly moksleiviai, jūsų tėveliams už tai, kad skiepė jūsų širdelėse gerumą. Noriu padėkoti mokytojams, kurios negaili ir kurie negaili savo laiko, savo dėmesio, kad tas gerumas augtų jūsų širdise. Tai yra labai svarbu ir tikrai nuoširdus ačiū, kad jūs stengiatės patys vaikai būti geresni, kiekvieną kartą galbūt kažkokį gerą darbelį padarot, kažką tokio gražaus nuveikėt. Ir galime sakyti, tas mūsų gerumas yra kaip ta žvakelės šviesa, ji šviečia ir iš toli matosi, sako, užtenka uždegti mažą degtuką ir jis matosi daug metrų, ten gal net daugiau kaip kilometras, jeigu tokioj ramioj, tylioj nakty matosi mažytė švieselė. Taigi labai yra svarbu mus uždegti šviesą. Ir dar kitas labai svarbus dalykas, vykstant pas jūs, jau pradėjo snigti, ar ne, jau toksai žiemos ženklas, baltos snaigės. Ir kaip Dievas yra sutvarkęs pasaulį, kad kai yra pats šalčiausias metų laikas, kad yra tamsu, iš dangaus pasipila snaigės. Snaigės spalva kokia yra? Balta, ar ne? Ir kodėl? Todėl, kad ji atspindi pačią mažiausią švieselę. Žiūrėkite, ar mėnulis būtų ar kas, iškart mes, ar gatvė šviesa, lemputė šviečia, mes pastebim tą mažą
snaigę, nes ji atspindi šviesą. Ir mes kaip žmonės esame kviečiami atspindėti tą Kristaus šviesą. Kristus, kuris gimsta Betliejuje, jis atneša šviesą, o mes, būdami šalia jo, atspindime kitiems, duodame tą šviesą, nešame savo gerumu. Ir nenorėdamas labai išsiplėsti, nežinau, kad jūs nuostabų esate renginį paruošę šiandien, tai noriu padėkoti dar kartą jums visiems, kaip jau minėjau, tėveliai, mokytojai ir jums moksleiviai, už tą jūsų gerumą ir įteikti mažą simbolinę dovanėlę jūsų direktoriai iš šiaurės šalies, netoli Kalėdų senelio šalies, tokia žvakutė kvepianti, kad šviestų ir skleistų tą šviesą ir šilumą jūsų širdise, jūsų namuose ir jūsų mokykloje. Ačiū Jums. Dėkojame gerbiamai direktoriai ir jo ekscelencijai Šiaulių vyskupui Dariui Trijoniui už prasmingus ir nuoširdžius žodžius. Simbolizuojantį tvirtumą, taiką ir mūsų išganimo aušrą. Žvakės šviesa mums primena gerąjį Dievą, jo begalinę meilę. Jėzus sakė, aš pasaulio šviesa. Adventas, tai laukimo metas, širdelė šilumos pilna, išnyksta blogis, ištirpsta širdį ledas. Adventas, tai 4 savaičių laikotarpis, pirmoji savaitė pranašų. Antroji savaitė Betliejus. Trečioji savaitė Piemenėliai. Ketvirtoji savaitė Angelų. Adventas, tai gerumo metas, visur ramybė, visur džiaugsmas, visur tokia palaima. O kūčių stalas, baltas ir Kristus gims, žinau. Uždėkit žiburus, uždėkit žmonės žiburų širdžių, uždėkit meilės ir gerumo, užuojautos ir jautrumo. Uždėkit žmonės žiburų širdžių, uždėkit, kad vėl sušiltų širdys, kad degtų meilės ugnis.
pasiuntiniai. Siunčiam žinę jums. Angelė, perskaityk laišką. Laiškas jums, mano mėlyjeji. Kaip jūs visi jau žinote, artinasi mano gimtadienis. Kiekvienais metais būna surengiama didžiulė šventė. Tad manau, kad šiais metais ši šventė įvyks. Šiuo laikotarpiu visi skuba apsipirkti, ieško dovanų, mirga daugybė reklamų. Vis garsiau skelbiama, jog mano gimtadienis artinasi. Iš tikrųjų, gera žinoti, kad bent kartą metuose kai kurie žmonės galvoja apie mane. Šeimos ir draugai susibūria maloniai praleisti laiką, bet ne visada žino šią šventės prasmę. Atsimenu, kaip praeitais metais mano garbei buvo suruošta didžiulė šventė. Valgomojo stalas buvo nukrautas skaniausiais patiekalais, pyragais, vaisiais ir saldumynais. Buvo nuostabios dekoracijos ir gausybė ypatingai supakuotų puikių dovanų. Bet žinote ką? Aš nebuvau pakviestas. Ar gali tai būti? Jėzus taip myli visus. Šventė buvo mano garbei. Bet kai ši didinga diena atėjo, aš norėjau būti kartu su visais. Visi pradėjo sveikinti vienas kitą ir glėbesčiuotis. Plačiai ištiesiu savo rankas ir laukiu, kada kas nors ateis manęs apkabinti. Žinote ką? Niekas pas mane neatėjo. Staiga jie visi ėmė keistis dovanomis. Kai viskas jau buvo išpakuota, pažvelgiau, ar netyčia neliko vienos dovanėlės man. Ką jūs jaustumėte, jei jūsų gimimo dieną visi keistųsi dovanomis, o jūs negautumėte nei vienos, nes mylintis Jėzus. Mieli vaikai, pati didžiausia dovana yra kūdikėlis Jėzus. Kadangi gimimo diena paties Jėzaus, tai jam didžiausia dovana jūsų meilė Jėzui ir vienas kitam. Žmogau, praverk duris. Išeik į gruodžio tamsą. Įkvėp vakaro tylų. Jau kalėdomis kvepia. Jau saulė grįžti rengias. Ir angelas žemėn pakeliauja. Saulės pasitikti. Žmogų pasveikint. Ramybė dvasiai parneša. Praverk duris plačiai. Įsileis vidun angelą. Ant jos sparnų gerumas supasi. Jo širdyje meilė gyvena. Tik prisiklausk prie jo. Įsiklausyk. Dabar matysite vaidinimą. Kūdikėlis Jėzus dovana pasauliui. Krikšto sūnau,
Dovanoju tau knygą. Biblija vaikams. Ačiū, Krikšto motinėlė. Tu sužinosi apie Jėzų, Mariją ir visą šventąją istoriją. Dabar aš eisiu pas senolę ruoštis. O tu skaityk. Aš skaitysiu. Sudie. Kokia įdomi knyga. Kokią knygą skaitai? Aš skaitau knygą. Biblija vaikams. Iš kur gavai šią knygą? Mane Krikšto motinėlė padovanojo. Konkurse laimėjome pirmą vietą. Kaip smagu, mums pasisekė. Sukalbėjome maldą Jėzui prieš konkursą. Labai džiaugiamės. Ar žinote, kokia šventė artėja? Mano brolio gimtadienis. Šaunu. Aš žinau, kad artėsi Kalėdos. O kas yra Kalėdos? Kalėdos tai Jėzaus gimimo diena. Jėzaus gimimo diena. Aš noriu Jėzų pasveikinti. Ir mes norime Jėzų pasveikinti. O kur jį rasti? Mėly vaikai, džiaugiuosi jumis. Aš iš dangaus nusileidau pranešti jums džiugę žinią, kad gimė kūdikėlis Jėzus, pasaulio atpirkėjas. Vaikai, ar norite pamatyti Jėzų ir pasveikinti jį? Norim, norim. Tai bus nelengvas kelias. Ar pasiryžtate jo eiti? Sutinkame, sutinkame. Eikite draugystės, tiesos keliu. Jūs surasite kūdikėlį Jėzų. Eikite, draugystės kelias atves jūs pas Jėzų. Eikime pas gimusį kūdikėlį Jėzų. Gerai, eikime. Mes daug matėme, girdėjome, kaip paukščiai praskrisdavo, žvėreliai prabėgdavo, mūsų šakose paukščiai lizdus sukdavo, pro mumis praeidavo nuo senelio iki mažo vaiko. Vaikai šokinėdavo aplink mus žaisdami, pavargęs žmogus prisėsdavo pavėsyje. Vaikai, o jūs ieškote? Mes ieškome gimusio vaikėlio Jėzaus. Būkite tvirti, drąsūs, turėkite pasitikėjimą, siekite savo tikslo, nors ir būtų sunku. Tikėjimo kelias nuves jūs pas Jėzų. Ačiū Jums. Upeliuką mums parodysi kelią. Būkite tyri, kaip gėlo šaltinio vanduo, kad kiekvienu jūsų žodžiu kiti būtų sustiprinti ir atgaivinti. Upeliuk, ar mes rasime Jėzų? Būkite drąsūs, turėkite viltį. Vilties kelias nuves jūs pas Jėzų. Ačiū, upeliuk. Gal žemelė mums nurodys kelią? Žemelė, žemelė, ar girdi? Žemelė, žemelė, motinėlė, ar girdi? Žemelė, pasakyk, kur yra gimęs kūdikėlis Jėzus? Aš, žemelė, žinau, kad jūs stengiatės būti geri. Labai mylite kūdikėlį Jėzų, kurį sukūrė kūrėjas. Pakalbo medžiai ir upeliukas. Žemelė, žemelė, o kur kelias pas Jėzų? Gerbkite kitus ir mane pačią. Nešiukšlinkite, nelaužykite medelių. Net ir tvirčiausiam ąžuolui skauda, kai laužote jo šakeles. Nesipykite, nesipravardžiuokite. Klausykite tėvelių ir mokytojų. Aš žinau, kad jūs stengiatės būti geri. Labai mylite kūrėją, kuris sukūrė dangų ir žemę. Meilės kelias nuves jūs pas Jėzų. Ačiū, žemelė.
Vaikai, aš matau jūsų ryžtą pasveikinti Dievo sūnų, kuris atėjo į žemę. Jūs ėjote draugystės, tikėjimo ir vilties keliu, o meilės kelias atves jūs pas kūdikėlį Jėzų. Jėzau, kūdikėli, žėrinti žvaigždelė, atėjai į žemę vidury nakties. Mes tave ant rankų šią naktį keliam ir visam pasauliu nuostabiai šviesu. Jėzau, kūdikėli, spindulėli mažas, daug skaisčiau už saulę, šviečiantis visur. Mes tave ant rankų šiandien vėliai nešam ir visam pasauliu nuostabiai šviesu. Jėzau, kūdikėli, spinduly, žvaigždelė, nusileisk į širdis laukiančias tavęs. Tu juk mūsų gyvybė, tu juk mūsų kelias, kursi pažadėta tėviškę nuves. Sveikas, kūdikėli Jėzau! Kūdikėli Jėzau, tu iš meilės pas mus atėjai. Dovanoji tau gerus darbus, savo pasiryžimus. Kūdikėli Jėzau, aš klausau tėvelių, mokytojų, aš stengiuosi būti labai geras. Dovanų aš neturiu, tik mažą širdelę, Jėzau, tau skiriu. Priimkite Jėzų į savo gyvenimą tokį, koks jis nori ateiti. Kaip tiesa, kuri turi būti pasakyta. Kaip gyvenimas, kokį reikia gyventi. Kaip šviesa, kurią reikia uždegti. Kaip meilė, kokią reikia mylėti. Kaip kelias, kurio reikia eiti. Kaip džiaugsmas, kurį reikia teikti. Kaip ramybė, kurią reikia skleisti šeimose ir tarp artimųjų. Tegul kūdikėlio Jėzaus ramybė ir palaima telydi jus. Tegul liepsnoja meilė jūsų širdyse, pasaulio atpirkėjai. Tegul jūsų širdise būna meilė kūdikėliui Jėzui.
Dėkojame dainavimo studijai Vivo, vadovai Ingridai Jonavičienei. Kviečiame 7 A klasės mokinio Beno mamytę, Jūratę Vasiliauskienę, tarti žodį. Labas vakaras visiems. Kadangi aš eiliniai metai atrodo jau čia bendrauju su visais, nesu tiek drąsi, kiek mūsų vaikai. Tad savo mintis truputėlį žvilgtis į savo paruoštuką. Labai smagu, kad turiu galimybę dalyvauti šiame dvasingame ir labai prasmingame advento renginyje. Širdis tikrai labai džiaugiasi, kai matau tokią gausią bendruomenę susirinkusią, garbingą svečią ir mūsų vaikus, taip šventiškai gražiai pasipuošusius, nusiteikusius, svarbiausiai susikaupusius, pilnus gėrio, meilės ir tikėjimo. Šiuo metu išgyvename advento laikotarpį. Kuo žmogus daraisi brandesnis, kalbu asmeniškai, tuo labiau pradedi suvokti savo protėvių tradicijų gilę reikšmę savo. Dar ne taip senai ir man pačiai adventas atrodė elementariausiai 4 savaitės iki šventų kalėdų, kai visą tą laiką skambindavo mama ir primindavo kartais net įkyriai, kad dukrytė, nevalgykit mėsos, susikaupkit, pabūkit rimtyje. Laiką, kuomet galva tinsta nuo begalės baigiamųjų metų darbų, šurmulį ir bėgimą prekybos centruose, kai suki galvą, ką čia tokio įdomesnio, spalvingesnio ir įmantresnio nupirkti ir nustebinti savo artimąjį. Ir laiką, kai finale kūčių išvakarėse važiuojam pas tėvelius, kur laukia gausi 12 patiekalų vakarienė ir šventų kalėdų sutikimas bei gausus šventimas. Bet va su laiku ir su prosenelių, senelių, tėvų diegtomis vertybėmis, kurios kažkaip kasmet vis labiau įstringa sąmonėje ir širdyje, pradedi susivokti, kad šventų kalėdų laukimas tai ne tik skrandžio, dovanų, pramogų, linksmybių šventė, bet ir tikėjimo šventė, kai ragaudami 12 šventinių patiekalų pamaitiname ne tik kūną, bet ir savo sielas. Šventos kalėdos tai ne tik dovanos ir nuolaidos prekybos centruose, bet tai Jėzaus gimimo diena. To, kuris atėjo mūsų išgelbėti, parodyti pavyzdį, koks yra Dievas ir koks turi būti žmogus. Ir visas šventės spindėjimas, šurmulys ir linksmybės tik dėl to, kad Kristus atnešė šviesą į tamsą. Iš viso širdies dėkoju mokyklos direktoriai, mokytojams, bendruomeniai, mūsų vaikams ir ypatingai mokytojai Laisvai, kad kasmet atkakliai ir nuoširdžiai puoselėja advento ir šventų kalėdų tradicijas, kad sieja tikėjimą ir gėrį, meilę į mūsų širdis. Dėkoju ir garbingam svečiui šio vakaro, jo ekscelencijai, Šiaulių vyskupui Dariui Trijoniui, kuris atrado savo laiko ir pagerbė mus savo apsilankymu. Na, o pabaigai uždėkim advento žvakutes. Nors trumpam sulėtikim savo tempą, pergalvokim praėjusius metus, atleiskim ir priimkim meilę. Atverkim savo širdis Dievo ramybei ir jo artumui. Patirkim švenčių ne tik fizinį malonumą, bet ir dvasios šilumą ir džiaugsmą. O džiaugsmo šilumos daugėja, kai jais daliniesi su kitais. Gražaus, ramaus ir prasmingo vakaro. Dėkui. Išgirsite dainą Laiškas Kalėdų seneliui. Vadovė Simona Spranaitytė.
Dėkojame iš visos širdies. Dėkojame iš visos širdies šventės svečiams ir gausiai ir nuoširdžiai dalyvavusiai mūsų mielai, brangiai, visai mūsų mokyklos bendruomeniai. Ačiū Jums! Ačiū visiems, kad atėjote. Mano mylimi vaikai, nuostabi bendruomenė. Ačiū visiems, kurie dalinote pirmiausia džiaugsmą, meilę ir gerumą iš visos savo širdies. Ačiū bendruomeniai, taip gausiai susirinkusiai. Ačiū visiems, esam kaip viena nuostabi šeima. Ačiū mylimiem tėveliam.